išviedusiam ir apsigirdėjusiam. Tava klausykis te. A to širčėlė mūsų šonį. Na, aš pašėriau, kas iš to? To pašėrė. Tave dabar ano varša ir užkasti. Ir kam to šuo šią savaitę? Nu, kad nesąmonėm užsėjami, velniams tave. Tu vertinė ėdo neš. Nešk ėdalo, mane dar baudės tą nerek. Ne, gyvensiam kaip kiaulis. Bet tada mata. Kokį šiandien graži deina. Nu, gal ir graži. Graži. Nors ne. A to prisimeni, kad tu mane sakė, kad deina, graži deina, tu manem palėksi. A jau greta bus ta deina. A tu supranti, kad man nebeliko gražių dienų, kai su tavim susidėjau. Bet tu šiandien išves tiek daug kojais, kaip čia ne žmogus. Ves to savo tokiu kvailu akcentu. Mano akcentas kvailas. Nu, Aš kalbu su akcentu. nu. Mano tėvas taip kalbėjo. Mano tėvas taip kalbėjo. Nu ir mano tėvas taip kalbėjo. Jėza, Dononi nepažįsti. Buvo taip parašyta. Neseniai girdės, ką pons gal čia ir skaityti išvesi nemoki, kas tave kur ten parašė. Man mama skaitė, va taip. Užtat aš žinau vieną žmogų, kad prasmuk labai gerą rūkautis. Žinai. Žinau. Nominacija metų liežuvis. Pretenduoja tapti Gvidas Pileris. Koks yra tavo mėgstamiausias mokytojas šioje mokykloje? Aišku, kad Savčiuk, jis nepažįst. Kaip norėtum pinigų? Gal 300. Ir ką žinai apie Stasį Povilaitį? Stasį Povilaitį. Šitas mėgstamiausias dainininkas po radžiui. O tavo? Kas mano? Ne mano šitas. Mėgstamiausias dainininkas. O kas yra Stasė Povilaitinė? Stasį Povilaitinė. Talet ir po taletų tas toks gaiva, tokia lengvumas, tas jausmas dažniausiai. Ar norėtum laimėti šią nominaciją? Be galo, nes ši nominacija net nesvaizduoju dabar kokia. Ir dar paskutinį žodį palinkėjimą kažkokius gražius žodžius. Atstokit nuo mano galvos. Gediminas Venskus. Kiek šiuo metu turi dantų? Pavyzdžiui, 30. tavo mėgstamiausias mokytojas. Lietuvių kalbos. Kokia pavardė? Detektyvai. O kodėl? Intelektualus. Patinka. Idealas man. Tai ką žinai apie Stasį Povilaitį? Estrados princas. O kas yra Stasė Povilaitinė? Stasį Povilaitį. Laukiantį. O kaip tu manai, ar Stasys Povilaitis nėra susituokęs su Stasė Povilaitinė? Nemanau. Ir paskutinis tavo žodis pasakytas į kamerą, tiesiog buvo palinkėjimas, kažkoks pasakymas. Sėkmingas matyti. Ir Antanas Galdikas. Visi mokytojai galime protestuoti. Oi, Gero įspėjimo susams linko tiems, kurie čia susirinko. Nugalėjo Gvidas Pileris. O, tai visi iš trunka, kad... O, ką
Neblogai šventė mes čia. Ak, je. Užgavėnės, morę deginom, tik ne tą sudeginom. Mes čia ir vario 3 days. Ar bet koks suvargė šitas atėjo? Nu, matak, pinigus plovė. Pinigus plovė! Ar vėl gal čia kokį biznimus tą sokį? Je pizdi. Kad tėvas pinigus apmyža. Ne, tai tave nebūčiau, nebūčiau gal. Agi, kaimyna. A tava karvė rūka. Ona karvė. Tava karvė. Katros metų. Tori. Nu, vėl nežinau. Ne, man atrodo. Nu kam ne, juk šimakį tavo tvarts degė. Tai mano tvarts bedegi. Vargė. Nežinau, aš tokių neturiu, iš kur iš viso prisimėsliai. A ja tada spralakė į taurą. O pasitaik, visko, žinai. Žinau. Tavo turi tik naujieną. Nu? Čia jau su tuo kijuoliu, žinai, žydams atradinį. Čia jau, žinai, susitariau. Lipsuose dajau ir išsiskyriau, žinai. Saka, katyt skondyti. Nu, jo, pats reikia. Nu, išėjom. Katytė tai grįžo. O jiems nežinau, ar mums blin kokio apsirėjai raitos mūsų kokią griuvė. Tai negrįžta. Dremi, nu nelaimė. Nežinau. There's a brand new bubble gum in town named Hubba Bubba. It's soft, juicy, and delicious. Best of all, Hubba Bubba lets you blow great big fat bubbles that won't stick to your face. Veikia! Bubble gum, big bubbles, no trouble. Kokį čia nesąmon padirba, ją savo gerą radį sulaužė. Aš! Tai veikia tavo dar Nesąmonis rokaujas, niek nesupratau. Momšina viską užsugadėlį. Koks nesąmonis susėdė? A tu nežinai, čia yra anglų kalba. Kokių dar anglių, čia ne jokių anglių tave. Ir tokia anglų kalba. Aš žinau, aš baigiau 3 klases do koridorius. O, nepasiseks, tau, man gera šiandien. Nu, jeigu čia pasakė jau, kad tu toks protingas didelė esi. Jo, supratau kiekvieną žodį, ten sakė, kad ir toj šalis pavadinam Ameriką. Ir tokį. Nu, aš tai. Ir šitą. Ir to, yra daug žvaigždučių. Tuo žvaigždučių, žinai, kad hotelėje. Kuo daugiau žvaigždučių, tuo geriau. Tai dabar neaišku, kas tas į hotelis. Hotelis. Nu, hotelis ir tuo gerą kruopą. O tave rodo kruopą ir blogą, ne? Ateini, atsisėdi, ką pažusi blogą tave. Mūsų kelias čia trinio, sakai, kad blog. Nesuprantu, kaip čia yra. Nu, suprant, susėda. Ten ir tuolets nuvertus atskirts. Suprant, ten ir kolektinis popierius, o ne laikraštis. Kolektinis popierius? Oi. Kas tas? O toks švelnus labai. Čia toks labai švelnus. Man pirus patiko. Tai va, sakau, maunam, kad ten jau tep labai gera. Po ko aš ten darysiu? Jėzau, kokių kloskėlių ten ir kokių gražių, gražiesnių sopelių, ten suknelių, visko. Pala. Alke? Ir gražių verbų. Ko gražių ir? Ką taip, kas? Nu, žinai, tenais, kai sakė, tie gražus. Girdėjau! Gražus rūbai, ne? Girdėjau! Tai jas gražius mergas demonstruoja, supranti? Nu, su aš tave gražias mergas. Palauk, susidėk, nupirksim į tau tau puiks suknelį, tu tik nepyk. Važiuojam į Ameriką, šitą prakalsiam tau stot, šitą visus skėrius ir... Geri čia mane įvesi. Nu, niek nepadarys ten tuolim keliu, žinok jį. Atuoliai didelė. O žinau, tikrai Tai čia už tas upės, ne kur arčiausiai. Eik, patrūkį. Sakau, mau.
Sumauna. Vartas? Daug aš tau gerą ratį paimsiu. Suteikiame žodį ketvirtokų pradinių klasių mokytojams, auklėtojams ir mokyklos administracijai. Kam šitus parduoti? Aš kaimynas. Kviečiame atsistoti ir ateiti. Direktorė. Kai žiūri į skaičių 100, iškyla visokių minčių ir galvoji, koks tai tas skaičius - liūdnas, džiaugsmingas, geras ar blogas. Nežinau, ką šiandien galvoja abiturientai. Tas šūkis, kuris pasitiko jūs šį rytą, skelbė, kad tik 100 ir jūs laisvi. Pakol kas šiandien dar nelaisvi. Bet skaičius 100 parašytas. Dėl jūsų daug ką reiškia. Jeigu galvosime, kad 100 metų skaičius įspūdingas. Kai gausite iš valstybinio egzamino 100, tas skaičius bus iš tiesų fantastiškas. Na, o kai lieka tik 100 dienų iš tos gausybės mokslo dienų praleistų mokyklos suole, iš tiesų labai labai mažas. Mieli abiturientai ir auklėtojai, šiandien jūs tarytum stotelėje sustojate ir dar neišlipate iš to didžiulio laivo, į kurį įsėdote prieš 12 metų. Šioje tarpinėje stotelėje šiandien jums bus įteikti laikini bilietai, nes jums dar reikės važiuoti toliau. Važiuoti iki tol, kol jūs visiškai subręsite ir gausite brandos atestatą. Atrodo tik 100 dienų, nedaug, bet darbo iki to svarbaus dokumento daug, nes jums prieš akis dideli vargai. Todėl linkiu per tas likusias dienas labai labai prasmingai praleisti laiką. Ir tie laikini bilietai į tą tolimesnę kelionę, kurie bus įteikti jums, tegu būna linkintis jums prasmingo darbo. Na, o kad gauti tikrąjį kelialapį, ne laikiną, bet tikrąjį kelialapį į savarankišką gyvenimą, linkiu, kad visiems būtų jie pasiekiami. Tad sėkmės, geros šventės, ji prasidėjo labai gražiai visi abiturientai atrodote. Šalia jūsų antrosios mamos klasės auklėtojos. Šiandien atėjo į šventę ir jūsų draugai, trečiokai, kurie ir organizavo šitą šventę. Tegu ši diena būna džiaugsminga ir prasminga. Ir tuos laikinus, pasitarkim, ką mes čia duosim, klasių auklėtojų, ketvirtokų klasių auklėtojų. Tai prašom, 4 A klasės auklėtojų. Yra ir auklėtojų. Kelialapis yra ir auklėtojų. 4 B klasės auklėtojų.
šio vakaro kalbininkams, abiturientams. Ką šukėlė nešiojasi visada su savim? Šukas. Rašiklį ir akinius. Bet kaip kiekvieną rytą diena prasideda su labų rytu ir nuo horoskopų, taip šį kartą aš savo mokiniams noriu irgi įteikti, palinkėti horoskopais. Noriu, kad tas 100 dienų būtų prasidėjo nuo šios dienos ir būtent šiam vakarui jau norėčiau, kad atkreiptumėt dėmesį. Taigi, avinai mūsų klasėje yra Kostas, Monika ir Martynas. O jiems tokią frazę parinkau. Vien bendrauju rytoj, ypač iš pat labo ryto, ir dar gal viena gal dar daugiausiai yra mūsų jautukų, iš tikrųjų. Taigi Andrius, Aida, Algirdas, Karolis ir Giedrius. Kai gerai jautiesi, aplinkiniams taip pat smagiau. Taigi dvyniai. O dvyniai yra Liudas, Lukas, Asta ir Robertas. Kartais praverčia patylėti ir pagalvoti. Arnas, Agnė, Violeta. Tenka iš naujo pagalvoti, kas svarbu gyvenime. Mergelės dvi yra. Tik dvi. Vienatvė gali būti, nepasakiau, Giedrė ir Milda. Vienatvė gali būti puikiai savitvardos mokykla. Skorpionai, Dariau ir Monika, stenkitės matyti tik ryškias pavasario spalvas. Šaulys vienas vienintelis, bet taikliai šaudantis. Tai yra Viktorija. Nepasiklysk, ieškodama malonumų. Taikliai tai nepasiklysk. Abu išer Renata ir Rokas. Kai randi žodžius atitinkančius jausmus, šie skamba nuostabiai. Vandenis, Eglė, Agnesa ir Daina. Labiausiai kitas žmogus erzina tuo, ką turime patys. Ir žuviukai. Tai yra Kristinos abi, Eglė ir aš. Geriau mažiau žodžių, bet daugiau aiškumo. Na, o bendras horoskopas visiems 12-okams dar yra ir toks. Visiems ir buvusiams mano mokiniams iki 3 klasės ir dabar esantiems mano mobilioj grupiai. Ir iš D klasės, ir B klasės, ir likusiems C klasės. Toks yra. Galbūt darbas ne pats maloniausias užsiėmimas, bet rytais reikia jų kažkur išeiti. Nemanyk, kad žmonės prieš tave, didžioji dauguma jų patys už tave. Būk ne tik geras, bet geras dėl ko nors. Bėdos ir dvyniai niekada neateina po vieną. Kas nemoka tylėti, tas nesugeba ir kalbėti. Švaistyti laiką reiškia palaipsniui žudytis. Norėčiau, kad horoskopais
Ir tikėtumėt, ir netikėtumėt, nes mes suaugusieji gyvenime irgi lygiai taip pat darom. Kai kas gerai pasiseka, sakom, o, horoskopas tą išpranašavo. Kai blogai, ne, horoskopas to nesakė. Na, o dar savo mokiniams, mano vaikams noriu priminti namų darbus. Kada reikės atsiskaityti? Paskutinę pamoką. Ačiū. Gražiai pasiruošė auklėtoja šiai pamokai. Aš jos nepasiruošiau. Man buvo staigmena ateiti prieš 5 minutės į savo klasę. Todėl aš pasiskolinau horoskopus iš mokytojos Šukienės ir pritaikau savo. Man nereikia kitokių. Aš sakė, jūs ten turit visą. Tai mergelės turit, o mano visos mergelės dar yra. Mano klasė nėra. Visi ožiaragiai. Tai vat visoms mergelėms ir ožiaragiams aš linkiu 100 dienų, 100 naktų pasiruošti egzaminui, kad nepritrūktų tos vienos dienos ar nakties. Linkiu jums pačių gražiausių svajonių, bet nenoriu, kad visos išsipildytų. Noriu, kad dar kažkas neišsipildytų, vardan ko jūs siektumėt, vardan ko būtų galima gyventi, norėti, nes dar kažkur bus svajonė. Sakoma, tegu viskas išsipildo. Aš to nelabai linkiu. Tegu dar palieka kelios svajonės, vardan to, kad jūs galite toliau gyventi, egzistuoti, mokytis ir visa kita, kas jums svarbu ir būtina. Labai myliu savo klasę ir labai smagu, kad aš šiandien vėl esu auklėtoja. Desertyras, atsiprašau, esu, bet būna visai. Svarbiausia, šitie mano vaikai prisimena, man labai buvo malonu. Todėl ir visiems jums, ir ypač mano vaikams, linkiu šiandien gražaus vakaro. Nepasišiukšlinkite. Kad nereiktų iki mano telefoną skambinti. Aš neskambinsiu su mamom, skambins man, aišku. Duosiu kitą telefoną. Tai jums gero vakaro ir manau, kad visi keliausit kažkur, sėdėti, neperleisti lasdos. O vis tiek norisi paragaut daugiau negu kad. Matyti jūs vienas malonumas. Kitas malonumas nematyti jūs. Dabar nuo vieno malonumo iki kito tikrai bus 100 dienų. Ir kad būtų lengviau ištverti tas 100 dienų, jūs taip pat norit antrą malonumą patirti, kaip ir mes. Aš tokią istoriją pamokančią papasakosiu ir galėsiu pritaikyti. Vienas žmogus užmiestyje nusipirko namą, didelį gražų, su gražiu sodu, o už tvoros gyvena mažame namelėje pavydus kaimynas. Ir tas kaimynas pastoviai tam žmogui vis krečia tokias šunybės. Tai šiukšles papila prie vartelių, tai dar ką padaro. Vieną rytą žmogus atsikelia, gera nuotaika, atidaro duris, o ten stovi kibiras pamazgų. Jis paėmė tas pamazgas, išpylė, kibirą iššveitė, pririnko pačių skaniausių, geriausių obuolių ir nuėjo pas kaimyną. Beldžia į duris, kaimynas galvoja. Nu, pagaliau aš jį priverčiau susinervinti. Ir daro duris piktdžiugiškai galvodamas, kad dabar taip gerai su juo pasibarsiu, išsiliesiu, o tas ištiesė kibirą ir sako, kas ką turi, tuo dalinasi. Kibirų pilnų obuolių.
laiko tarpas. Įdėlė pailsėdami, pūzę, papoilsiaudami, kaip intensyviai mokėsi. Bet atminkit, kad dabar liko patys sunkiausi tik 100 metrų. Tai kartais tai pabaigai ir trūksta, kartais kantrybės ir jėgų. Tai va, aš jums linkiu sugaus paskutinės jėgas. O jeigu jau kam ko nors trūks, sakykit, gelbėkit, padėkit ir mes bendrom mokytojų, tėvų, jėgos, jūs kaip nors dėvėsit kitos išsvajoto mokyklos baigimo diplomą. Sėkmės jums. Būkit draugiški ir svarbiausia, šiandien išvažiuokit ir grįžkit visi sveiki. Susirinkit savo šiukšlėles, jeigu kas kur nutiks. Vienu žodžiu ir viso geriausio. Ačiū. Dar net nebuvo rugsėjo 1, kai mes 4 klasėje sužinojom, kad jūs būsit mūsų auklė. Jau tada mes laukiam jūsų ir norėjom pažiūrėti, kaip viskas bus toliau. Tie 8 metai, jeigu neklysiu, prabėgo labai greitai. Buvo visko, buvo šalto, buvo šilto, bet jūs visada buvo šalia. Ir nuo mūsų visos klasės didelis ačiū. Ačiū dar ne paskutinį kartą, bet labai ačiū ir noriu paprašyti, kad dar paskutinės 100 dienų būtume tokia, kokia buvo 8 metais.